Sveiki gyvi, mėly YouTube platformų žiūrovai. Šiandien pakalbėsim, manau, labai įdomią temą. Ir to temo turbūt kiekvien žiūros pamatys savi. Bet to temo bus dvi pusės. Viena pusė tai tikra, kad žmonės atpažins savi, o kita pusė žmonių, kita dalis žmonių, kad atpažint savi, turės įdėti nemažą pastangų. Taigi, ar galim mes viešą dalintis savo džiaugsmu ir laimę? Mes matom turbūt, ir jūs matot, aš matau, daugelis matom, kad socialinius tinklus žmonės mėgs dažnai parodyti, pasidžiaugti savo gyvenimu. Ar tai kelionės kažkokias ištraukas įdėt, ar tai, kad ir skaniai kažko suvalgant, tiesiog žmonės įdėt, pasidalint socialinius tinklus. Tam labiau ir skirti gal viskai Instagramą, kur dar vis neprisibaudžiu. Susikurti Instagramą, mums reikalauna žiūrovas, susikurti Instagramą, galės pasidalinti informaciją, kaip sklaidą naudoti. Bet kai aš esu buvęs Instagram'e, tai ten labiau žmonės kelia savo gyvenimus. Aišku, ir visokios informacijos. Bet tema yra, ar mes galim dalintis džiaugsmu. Daugelis žmonės įkeldami kažkokią informaciją ir pasidžiaugdami savo gyvenimu, tarkim, žmonės tuo momentu yra laimingi. Vieni laimingi ir sėdėdami prie šampano taurės, gurkšnodami kažkokį šampaną, ar užsienį, išvažiavę ar į kokį Egiptą, ar į kalnus, ar kito šaly, ar šiaip restorane, ar šiaip Palangoj, galbūt ir pasai mieste restorane, tiesiog anem tai suteik džiaugsmą. Ir anie tokias nuotraukas sukel į socialinius tinklus. Ko žmonės tikasi keldami socialinius tinklus, tokias nuotraukas? Žmonės tikasi, kad žmonės palaikys ir kiti pasidžiaugs anų laimę. Ir tikasi turbūt, tarkim, imkim Facebook'o pavyzdį, kad žmonės sulauks daugiau patiktukų. Žmonės tiesiog įkel ir galvo, čia tu jau ateis daug patiktukų. Taip ir atsitinka, dažniausiai žmonės sulauk daugiausiai patiktukų. Bet ir kits klausimas, kas po tas patiktukas slepiasi? Ne kokiai profilė slepiasi, bet ar iš tikrųjų tas patiktuks patinka. O čia ir pagrindinis klausimas. Kada žmogus įkelia kažkokią informaciją ir kits uždėt patinka. Ir žinot, kas yra absurdiškiausia ir liūdniausia, kada dažniausiai po tas patinka slepiasi pavydas. Nors iš pagarbos uždėt patinka. O čia yra liūdna situacija, su kuria mes šiandien susiduriam. Iš tikrųjų, tai yra tokia slapta, nutylėta informacija. Bet būn, kada tiem žmonėm, kurie yra labai pavydūs, nesusitvarko, tarkim, su savo gyvenimu, nesugeb susitvarkyti savo gyvenimą, arba tiesiog ir žmonės, kurie nesugeb džiaugtis gyvenimu. Nes dažniausiai žmonės dalyjas ne tai, kad ten prabanga kažkokia, tai ar ten tam kelionėm, kaip aš įvardėjau pradžio, bet tai gali būti elementarus buvims gamto, elementarus kažkokios gamto užfiksuotų reiškinį, ar tai medį, ar tai gėlį kelti, ar tai drugelį, ar tai upelį, ar šiaip įdėt žmonės gamtos reiškinius ir žmonės džiaugas tų. Ir tų džiaugsmų nori pasidalinti su kitas. O kits, pavyzdžiui, žmogus, negalėdams, negal sau leisti nuvykti į gamtą, arba, tarkim, tuo momentu sėdi kažkur tai darbė, prie kažkokio kompiuterio, galbūt ten kažkam vienam kabinete, ten kai 6 ar daugiau darbuotojų, ten su prasta ventiliacija ir taip toliau, ir ons tiesiog nervinas. Ons uždės patinka, bet ons nervintis. Ons pavydės realią vidų. Ir mes šiandien dieną turim labai daug pavydžių žmonių. Nes kadangi mes gyvenam kapitalistinę sistemą, šiandien žmogus iš tikrųjų gal pasirinkti, ko ons nori būti. Kaip ons gyvens. Absoliutiškai priklauso nuo žmogaus. Pats žmogus formuojant savo gyvenimą. Šiandien yra tokia laisvė, kada žmogus tu gali susireguliuoti gyvenimą, kaip tu nori iš tikrųjų.
Tu gali stengtis gyventi prabangų gyvenimą, tu gali stengtis daiktus pirkti, tu gali verslus kurti, šiandien ir visas galimybės kurti verslus, daryti verslus, uždirbti pinigus, pirkti daiktus, reklamuotus daiktus, rodyti savo prabangų gyvenimą. Ir žmonės, katrai stengas gyventi prasmingą gyvenimą būdą. Kiti pasineria į sveikatas, kiti į keliones. Ir šiandien žmogus iš tikrųjų galbūt ko nori. Netgi šiandien žmogus galbūt plaukų džiovintuvu, jeigu ant savį identifikuojant, kad plaukų džiovintuvu, ir šiandien, už tai greičiausiai psichiatrinį nepaguldys ligonį, jeigu jis nekels aplinkiniams pavojaus arba pats nesikreips į psichiatrus, su manim kažkas ir negerai, nes aš įsivaizduojant, kad aš esu plaukų džiovintuvus arba troleibus. Būn moteris ištekėjo už troleibusą, Prancūziją ir kur ten. Tai va, šiandien žmogus galbūt iš tikrųjų ko tik nori. Ir tokį laisvę padaryti, kad žmogus gal iki išdurnėjimo, būt ko nori. Ir šiandien mes matom įvairiausių žmonių, įvairiausių istorijų, įvairiausių pomėgių, įvairiausių užsiėmimų. Ir mes matom, kad žmonės tiesiog vienokios ar kitokiose srityse savi surand ir pradeda dalintis. Ir pradeda dalintis ir džiaugtis. Ir man ir be galo smagu, kada žmonės džiaugiasi. Kada žmonės surand savi surand savo pomėgius, surand, kad ir tas pačias religijas. Ne per seniausiai filmavom reportažą su islamo, kad ir žmonės surado. Ir ten tam reportaže, aš žinau, kad prieš reportažą pasidomėjau, kas ten per žmonės, kas per asmenį. Taip, ten vienas asmuo buvo 6 kartus kalėjime sėdėjęs už vagystes ir taip toliau. Praeitis tai, tragiška, liūdna ir taip toliau. Bet šiandien žmogus ir suradė, šiandien žmogus gelbės. Islam sanam buvo kaip gelbėjimo ratas. Un surado gelbėjimo ratą. Ir aš šiandien, kiek aš žinau, paskutiniu laiku, tas žmogus labai padorų gyvenimo būdą. Padoresnį negu tai žmonės, kad nėra gyvenime nei vienos baudos gavę. Bet tai nereiškia, kad kiekvienas turi praeiti tokį kelią, turi tapti vagims, privartautojas, vartoti narkotikus, kad praeiti ir viską išbandyti ir sužinoti, kaip tai, iki kur tai nuveda. Ir kad atsispyrus nuo dugno, kada pasieki dugną, atsispyri ir tu pradedi gyventi. Ne, nebūtina. Geriausia yra, kad žmogus sąmoninga, viską tu supranti ir nereikia išbandyti tų dalykų. Kaip sakau, nebūtina šokti ant galvos nuo stogo, kad sužinoti, kas tau atsitiks. Galim ir taip sužinoti, kas atsitiks. Taigi, daugelis žmonių surand savim vienokios ar kitokios rytis ir pradeda dalintis. Ir kada žmogus pradeda dalintis, ta laimė, to džiaugsmo ir atsiranda labai daug neapykantas. Atsiranda ne tik tų netikrų patiktukų, bet ir tos agresyvios neapykantas. Kada aš padariau vaizdą įrašą su islamo pasekėjas Lietuva, su Habibu, ir aš gavau be galo daug žinučių. Ar tu žinai, kas jis toks? Ar tu žinai, kas tai per žmogus? Ar tu žinai? Taip, sakau, žinau. Aš apie visus sakau, viską žinau, ir taip supajokauju. Tai, ir anem galbūt keista yra. Kodėl aš elgiausi? Kodėl aš elgiausi tą žmonėm, kad žmonės yra laimingi ir aš noriu, kad jie būtų laimingi. Nes laimingas žmogus, tiesiog būn geras žmogus. Mums reikia kuo daugiau geresnių žmonių. Ir kiti pradėt pavydėti, kad tas žmogus išsikapstė. Kiti žmonės pradėt pavydėti, kad jis ir geras. Va čia ir baisiausia. Ir tada man kyla klausimas, kad tas žmogus ir pavojingesnis. Ar tas, kad praėjo tokį sunkų kelią ir surado savį, ar tas, kad gyvena eilinį paprastą gyvenimą ir tiesiog pavydi. Kad ir pavojingesnis. Ir žinote, jeigu man reikėtų eiti, kaip sakant, į apkasus, aš greičiausiai rinkčiaus tų žmogų, kad jis 6 kartus kalėjime sėdėjęs. Negu tas, kuris sėdo ant sofos ir pavydi. Ir dar kiršin, ir dar siuntinė. Tu pasižiūrėk. Tai tu parašyk tam žmogui, pakalbėkit, pabendraukit, gal žmogus papasako savo istoriją. Bet aš nenoriu moralizuoti ir smerkti tų, kad reikia surandi informaciją, tiesiog žmonės irgi gal iš geros idėjos siunt man informaciją, kad gal aš nežinojau, ko aš čia kalbinu, kas čia tokie, gal aš toks naivus ir taip toliau. Tai pas man naivumų visko toliau to mažiau. Taigi, dabar pakalbėsiu apie savo istoriją, ne? Aš galiu jums pasakyti, kad aš esu labai laimingas. Paskutiniu metu esu labai laimingas, aš gyvenu labai laimingą gyvenimą, nes aš turiu nuostabią žmoną, aš gyvenu vienkiemį, aš gyvenu gamtą. To, ko aš ir norėjau.
Aš turiu šuniuką, aš turiu kačiukus, aš turiu žmoną. Aišku, visko, aš neturiu to, ko galbūt norėčiau. Bet aš manau, kad ateity ir greitai aš visko turėsiu. Ir kada tu pradedi dalintis savo džiaugsmu ir tu pamatai, kad ir labai daug pavydžių žmonių. Įdėjau šeimą vaizdo įrašą, kaip žmonėm nusivalyti sniegas su keturračiu pagalba. Tai jūs neįsivaizduojat, kiek aš sulaukiau negatyvą ir iškart kažkaip priekaištą už rublius nusipirkęs keturratį, iš kur pas tai pinigai, iš kur pas tai keturračių pinigai. Nu, jeigu žmogus, 3000 eurų keturratis kainuoja, jeigu aš nerūkau, negeriu ir turiu pastovės pajamas, oficialias pajamas ir žmogus negali nusipirkti. Ir kada tu nusipirki, tiesiog pykčio banga. Kada mes su žmona, tarkim, susitaupom pinigų, atsidedant į mėnesį po 30 eurų ir metų pabaigų arba pradžio, dažniausiai sausio mėnesį ir pigiausias kainas, kada į Egiptą gali už 270 nusipirkti kelionę, už 280 eurų, tu išvyksti į Egiptą, tai irgi pykčio bangas, netgi isterijas. Ir svarbiausia, kad tos isterijas ir pykčio pavydo bangas atsirado iš savų, iš tų žmonių, kuriem aš netgi padėjau pats. Nors, finansiškai neturiu galimybių padėti, bet padėjau kažkur tai nuvažiuoti, nuvežti, ten priimti, paduoti ir taip toliau, ko galėjau. Ir tai žmonės netgi pradėjo iš savų. Pradėjai kritikuoti, o čia po užsienius važinėja, čia iš patronų gyvena. Tai jeigu patronų, aš turiu patronų platformą, kur keliam vaizdą įrašą aštresnį, ir ten yra keliasdešimt patronų, ir tu ten gauni 200-300 eurų iš patronų, ir tiesiog ir panišką pradėjai pavydėti. Tai aš nebijau įvardinčiau, apie Vygantą Kelertą kalbą. O pats gyvenimai yra absoliutiškai gyvenime ir loseris. Nei šeimos, trečią žmoną jau prarat, galim sakyti. Santykių netur, nei su vaikais, draugų netur. Dirb nemėgiamą darbą ir tom pavydą. Ir supratau, kad tai ir pavojingas žmogus. Pavojingas žmogus ir pradėjo kenkti. Ir 1,5 mėnesį panišką darė vaizdą įrašus, socialinius tinklus įrašus tiesiog kenkdams. Tiesiog kenkdams mano žmoną, kada jau pradėjo žmoną užgauliuoti. Pradėjo kenkti. Aš kentėjau. Aš kentėjau mėnesį, 1,5, bet aišku, viskam atėjo rimas ir tiesiog žmogau daviau atsaką, aišku, mažą dalį tik tai, kad ir galėjau, kaip sakant, nukirsti ant žmogų. Ir tiesiog daviau suprasti, kad raminkis reikia tvarkyti savo gyvenimą, nes tu savo gyvenimą nesugebi susitvarkyti. Ir tu lendi į kitų gyvenimus, ir tu nori sugriauti kitų gyvenimus, tu pavydi. Tu pradedi šaipytis iš tarkim, žmonos, iš mano išvaizdas pradedi šaipytis. Ir pradedi daryti vaizdą įrašus. Ir vaizdą įrašus moteris vadint žiurkiam, bobom, komentarus raš, kad netgi būna moteris bobos žiurkis gimsta, nuo pat gimimo žiurkėmis. Ir kada ateina moteris, dėt patiktukus. O čia ir įdomu. O čia ir įdomus reiškinys, kada vyras 56 metų, moteris vadint žiurkiam, bobom ir atein, atsiprašant, moteris ir dėt tokius patiktukus ant tokių komentarų arba po tokias vaizdo įrašas. Tai čia tokia man asmeninė patirtis yra. Aišku, tų patirčių ir daugiau, aš esu tikis daugiau žmonių, bet aš turiu ir labai daug draugų. Čia nėra draug, čia kolega, čia partneris, kolega, taip galim sakyti, bendramintis galbūt kažkokiu prasme, apie Kelertą kalbėti. Bet aš apie nenoriu kalbėti. Ir užmiršt praeits etapas. Tai ir nelaimingas žmogus ir aš anam linkiu tik laimės ir džiaugsmų, nes jeigu linkėčiau aš nam blogą, aš būčiau toks pat Kelertas. Aš nam linkiu džiaugsmą ir laimės, nes jeigu žmogus bus laimingas, džiaugsis, tai jis bus geresnis. Jis dabar nėra geras. Dėl ko nėra geras? Dėl to, kad nam nesisek gyvenime. O dėl ko nesisek? Dėl to, kad nesugeb su savim susitvarkyti. Ir kada aš noriu pasidalinti kažkokį savo džiaugsmą ar laimę ir dažnai mane žmona pristabdo. Aš daugiau pasidalinti savo džiaugsmą, iš tikrųjų socialinius tinklus tikrai norėčiau, bet aš negaliu. Pasakysiu atvirai. Aš bijau. Aš bijau dėl ko? Bijau dėl to, ne dėl tų kritikas. Aš į tą kritiką žiūriu, kaip, man bėga vanduo, kaip nužusiais.
Bet ir aplinkinė, ir kiti žmonės, ir šeima, ir žmona. Ir kada tenka artimiesiams matyti tom pyktį, ani nesuprant žmonės, kas čia vyks. Aš tai suprantu, tai ir tiesiog pykčio, bangas, protrukiai ir taip toliau. Atsimenu, dar reikėtų paminėti vieną tokį veikėją, Kristiną Sulikinį, kažkokią tipo žurnalistį kažkada buvus, tam komentarai laikraštį dirbus pas Giedrę Gorienę, ten irgi susipykus. Ten moteris švis susipykus su protu, netgi pradėjo linkėti ligų, kad atsitiktų ir mon žmona. Vat iki tokio lygio ir žmonių. Iki tokio. Bet paskui dabar žiūriu pati kažkokią auglį įsitaisius galvoje ir jau daro vaizdą įrašus ir neberods netgi savo veidą. Tai va ir grįž bumerangu. Ir viskas tas grįž bumerangu. Ir kada aš noriu pasidalinti, pasidžiaugti gyvenimu, aš ne visada galiu. Nes ir be galo daug pavydžių žmonių. Bet ir draugų, tikrų draugų, patikrintų draugų, daug metų bendraujam. Ir tada mes dalijamės džiaugsmu, laimė, tik tai tarp tų žmonių. Ar susitinki, tu papasakoji, pasikalbi, išsikalbi, paviešini savo asmeninį gyvenimą, pasidalinam savo asmeninės įspūdžiais, išgyvenimas, laimė ir džiaugsmų, ir nelaimė, ir nedžiaugsmų, ir vargas, ir laimė, visko. Ir tada būn gera. Bet tikrai tu negali daryti socialinius tinklus. Nes socialinius tinklus yra be galo daug pavydžių žmonių. O kodėl jie pavydūs yra? O čia turbūt gal ir tarp žiūrovų tokių yra. Aš nežinau, bet galbūt yra. Kodėl žmonės yra pavydūs? Paprastas atsakymas ir kodėl pa žmogų ir pavyds. Žmogus visada pavyds sukyl dėl to, kad pats to neturi. Žmogus pavyd kitam žmogui dėl to, kad jis pats to neturi. O dėl ko jis to neturi? Dėl to, kad jis nesistengia, jis nedirb su savim. Jis pastovi ir stebėseno. Dažniausiai tokie žmonės ir kritika. Ani patys nieko nedar, ani patys nesistengia, ani visiškai nedirb su savim. Ir tik kritikaun kitus ir steb kitus. Ir stebėdami visą laiką pavyd. Ir dažniausiai link vidau kad nesisektų tam žmogui. Ir viskas tas grįž bumerangu. Pasonu jau ir taip moments, kada jums nesugeb perlipti. Be pavydo, nesugeb susitvarkyti su savo gyvenimu. Ir plus dar pasonu tas pavyds, ir tas pavyds dar skondin. Ir dar labiau užslopin visas galimybės pakilti iš tų nelaimių, iš tos nesėkmės gyvenimo. Ir pats tiesiog žmogus nesuprasdams, pats savis skondinas. Tame pavydė, tame stebėjime, tose visose kritikose. Tai ir savęs susinaikinimo mechanizmas. Ko pasako, paskui atsiranda visokias ligas, galavimą, stresą. Tai ir vis dėlto stresinė situacija, tai ir stresą. Ir kada aš domiuos dabar, tai žmonės, kodėl dabar masiškai padaugėjo tų psichotropinių vaistų vartojimą ir taip toliau. Aišku, vieni vaistus pasinė, ar kiti į alkoholį, kiti į narkotikus, ar kiti tiesiog tas stresinės situacijas, kaip Kellerts pavyzdys, tai jums pradeda lakstyti. Jums pradeda bėgioti. Jums bėgioja, išsilaksta, išsikraun ir toliau vėl. Grįžęs toliau, kaip sakant, ima savo darbą, sekti, žiūrėti, kopijuoti, pavydėti. Ne dėl to, kad žmogus tiesiog gyvenimu sveiką būdą gyvena. Ne, aš matau, čia yra akivaizdžiai. Žmogus tiesiog laksta, kad numalčinti savo ton būseną. Tiesiog netenkinta būsena, kaip sako, pradėt stoks važiuoti ir tu išbėgi, išlėki, palakstyti. Išsilakstai, viskas gerai, gamtoj, tai ir sveikintina, viskas sveika. Bet grįžus reikėtų ramiai atsisėsti ir pagalvoti, kad tos būsenas nebegrįžtų. Ir galėtum lakstyti iš malonumo, bet ne iš reikalo. Taigi, žmonės ir pavydus, nes būtent kapitalistinė santvarko dažnai žmonės nori turėti kažko, ar trokš turėti, kad ir tų daiktų, kad ir tų santykių nori, bet neturi. O kapitalistinė santvarko dabar, aišku, ir patys santykiai ir dažnai pastatyti ant išskaičiavimo. Ir kada, tarkim, žmonės renkas, vieną kartą susitokė porą ir santykiai nepavyko, ir iširus tiem santykiam, jeigu žmogus ir adekvatus, mąstantis, vadovaujas logika, tai visada žmogus pergalvos priežastis.
apsvarstys priežastis, kurio veito buvo padarytas klaidas. Kurio veito buvo padarytas klaidas. Bet klaidas dažniausia skyrybų atveju įvertinamas yra kito žmogaus klaidas, bet ne savo klaidas. Ir čia ir didžiausia klaida, kada ir vertinama kito žmogaus klaidas. Visų pirma, iširus santykiams, sugriuvus santykiams reikia vertinti tik savo klaidas. Kurio veito tu padarei klaidas ir tas klaidas išanalizuoti reikia sąžiningą sau atsakyti į visus klausimus, kas įvyko, dėl ko įvyko ir ieškoti kaltės tik savy. Ir bandant sukurti dar kartą santykius, jeigu žmogus kur santykius ir vėl lipa ant to pačio grėblį, tai reiškia, tas žmogus greičiausiai ir idiotas. Tiesiog idiotas. Na, tarkim, jeigu ant santykius, kur, tarkim, vedams kažkokiu tai gyvuliškų instinktų ir renkas antrą pusę žiūrėdams tik į grožį, su katru būtų malonu turėti tik tą lytinius santykius, bet absoliutiškai nežiūri pomėgius, į vertybės ir taip toliau. Ir atintas momentas, kada, nusibost, tiesiog nusibost. Kada tie instinkto vedami, gyvuliško instinkto, tas nors, nepabijokim pasakyti, tarkim moteris, ne? Ten pažįstu moterim 30 metų ar ten 20 metų, jau aš apie antrus santykius ar trečius santykius. Ir tu ten ieško ne tai, kad būtų gera gyventi su žmogum visą gyvenimą ir tu, kad būtų malonu gyventi ir sulaukus brandesnio amžiaus, kaip sakant, ir senatvė, kad būtų apie ko pakalbėti, pabendrauti ir kad nebūtų nuobodu. Nes visi tai dalykai, tai visi seksai, tai visi tai gyvuliški pasidulkinimai, ne anksčiau ir vėliau baigas. Tiesiog fiziškai nebepatėm vyrs ir moteris irgi prarand, tam tikrą, ten žavės, kitos moteris pasitėm, ir toliau. Bet vis tai dalykai čia yra iš vis nereikšmingi dalykai. O kada žmonės tus nereikšmingus dalykus iškel į paviršių, į pagrindinius dalykus. Ir pasirodo, kada tu ten pasidulkini, nusidulkini per tus kelis metus, tai tau nebeįdomu tau. Nes jeigu tau galvoji ir tik pasidulkinims, tu esi tas toks pornografija, žiūrėtojas nuo ryto iki vakar pornografinių visokių filmukų. Ir tu tiesiog dulkinės ir tau nusibost. Ir tu liaudiškai sako, apgyvulis, tu užsinori kitos mėsos. Ir santykiai ir vėl sužlunga. Ir tu vėl pradedi ieškoti kažkokį tai objektą, su katru tau būtų gera. Pradžio vis gera, euforija, čia viskas tvarko praeina, bet santykių. Nepasigabin meilę. Nes meilė ir dalyks, kad yra gaminas. Ir tarkim, jeigu tu per santykius nepagamini meilės, aišku, pirma tai būn žavisi, apsižavėjimą, visi tai apsvaigimą, tai iš vis ir baisi būsena. Ir jeigu tu nesugebi per metus, per 2 sukurti meilės, normalių santykių, tvirtų santykių, tada viskas užprogramuotas ir vėl skirybos. Ir būtent vieni susirund vieną moterį, antrą, trečią, vėl paminėsiu tom pačią kelertą, kur labai čia, sakau, 1,5 metų bandė, netgi komentarus ten linkėjo, ten pasanau, kad mes išsiskirtumėm į taip toliau ir pats sakė, kad su manim žmona tik dėl to, kad pinigų, kad jauna, boba vadin man žmona, kad neturėtų pinigų, išskirtų ir linkėjo, kad aš finansiškai, man blogiau būtum, kad tik pabėgtų žmona. Tai ir pasavė trečią žmoną, ir klausims, ar darys išvadas. Greičiausiai ne. Darys vėl tas pačias klaidas ir vėl nudegs ir gyvens nelaimės. Tai tokių žmonių ir labai daug. Iš tikrųjų, čia kelias ir tik pavyzdys, kaip nes daugelis žiūrovų galbūt pažįstat. Dėl to aš ir kalbu, nes aš galėčiau daug čia įvardinti visokių žmonių, kiek ir tų pavyzdžių, kiek visokių ir situacijų, ne tik asmeninių, bet ir šiaip. Bet aš dėl ko pasirinkau tą kelią, dėl to, kad tai ir labai geras pavyzdys. Ne tai, kad aš sakau, aš ten jaučiu pyktį ir dar kartą sakau, aš nam džiaugsmo, laimės ir sveikatas, kad tik žmogus būtų laimingas. Bet yra kita pusė dar. Ir dar kita pusė žmonių, kad ir stebėtojai. Stebėtojai ir maitina socialinius tinklus iš tų nelaimių, iš tų konfliktų, kaip ir situacija kažkur tai pakonfliktuojant. Ir tiesiog maitinas.
Ir jie tokie, kad ir maitinas, ir atein pakursto į vieną pusę, atein pakursto, o tu pažiūrėk, o ten tas, o tu nubėg pas tu, o tai tas, ir pastus. Ir kada žiūri dabar, šiandien pas mane irgi komentuoju, kaip niekur nieka, visokie žiūrovisi, kur ir pas kitus pilpurvo ant žmonės vaizdo įrašus ir to žiūrovus nubėg, pažiūrė, ten palaiko, jo, ten koks lekstutis šlykštus baisus. Ir kada tu tiesiog pasidalini vėl kažkokią informaciją, yra ten tais pačius žiūrovus ir žiūrovą ir jau pastovi dėt patiktukus ir kaip nieko. Va čia ir baisiausi žmonės. Va tai ir dviveidžio, triveidžio, keturveidžio žmonės. Tai ir baisiausi žmonės, va ten ir stebėtojai. Ani patys konfliktus nelent, bet va čia ir tai tokie stebėtojai, ani tiesiog maitinas, ani lauk, kada bus tarp kažko konflikts ir nori pasidžiaugti. Maitinas, tai energetinė vampyra, kaip aš sakau, ir tokia rūšis. Taigi, socialinius tinklus dalintis reikia atsargiai. Iš tikrųjų atsargiai savo džiaugsmų, savo laimėm, reikia dalintis atsargiau, o pasidalinus reikia suprasti, kad yra labai daug pavydžių žmonių ir kiti žmonės seniai nutyl. Bet vis dėlto, jeigu mes pakalbėtumėm aukštesniam lygmenį, kada yra tas agregorinis valdymas, kada yra minčių lauk sukūriams ir kada tu įkeli kažkokią informaciją, ir tiesiog yra be galo daug, kurį steb, ani net gyvenime nėra uždėjo jokį patiktuką, bet ani tą vis steb. Tarkim, pas mane ten 10 000 stebėtojų, ne Facebook'e. Ten Facebook būna patiktukų, ten 100, ten 200, keli šimtai kartais būna kažkokį nuotrauką. Bet reiškia, visi kiti ir tik stebėtojai. Ani tik steb. Bet neaišku, kas pasanus ir galvo. Ir neaišku, kokias mintis ani skleid, kada tu tarkim įdėti, kad ir savo nuotrauką su žmona iš kokios šventės, ne? Ir tu nežinai, kokias mintis pasanus ir kokias ani bendra, kur, kaip sakant, į bendrą suein minčių srautą, kokiu mintį mane palyd tavo ar įdėtą nuotrauką. Aš čia nekalbu vien apie save, aš kalbu aplamą, kada žmonės kel nuotraukas, ypač su savo mažamečias vaikas ir taip toliau. Augesnį amžiaus žmonės ton terminą užkalbėjimą, apkalbėjimą, pletka būn, kada pletkint, apkalb, viskas tvarko, jau keli tu nuotrauką. Bet būn tas, kada tu įkeli nuotrauką arba su mažamečias vaikas, tai gali netgi paveikti. Užkalbėjimą, apkalbėjimą, tas blogų minčių, tas rauts ir gali pakenkti negi tam pačiam vaikui. Čia yra. Aišku, čia ir atskira iš tikrųjų tema, tas, kaip sakant, čia tas ir agregorinis valdymas, kada ir sukūriams bendras minčių lauks ir tas pyktis tiesiog gal ir paveikti. Nes pasižiūrėkit, labai paprastai ir pavyzdys, imkim tas visokias žvaigždės. Imkim žvaigždės, ten kur visokius pikul, visokius tanus ir taip toliau. Jūs galvojate, ten gyven laimingus gyvenimus, ir harmonijų, laimė, džiaugsmį. Ne, tai ir nelaimingi žmonės. Tai be galo daug problemų turintys, išgyvenantys, taip toliau. Daugelis sėdo narkotikų, ant vaistų, psichotropinių, alkoholį ir taip toliau. Jūs pažiūrėkit, žurnalistas žinomi. Pastebėjo turbūt jau paskutiniu metu, kad Veins ir kits pagaunams girtsit stulpučius, neseniai atsitrenki, taip toliau. Pilna ir ten BNS vadovas naujienų agentūrų, Eltos naujienų agentūrų. Redaktorius irgi girts pagaus, они turi problemų, они visi turi problemų. Tai žinomi žmonės, šou pasaulyje, они visi turi problemų. Pasanus visus ir problemos šeimos, pasanus ir finansinių problemų. Dažniausiai šou pasaulyje, jeigu они, tarkim, ir paėmė kryptį, palaikyti dabartinį geopolitinę kryptį, čia irgi ir labai svarbus aspektas, katro kryptį tu palaikai, jeigu tu palaikai, tarkim, ten Slavo Ukrainį visą tvarku, tau finansiškai bus kilimuks nuklots, vis karjera laipta, tau greitai lipsi tas laiptas, bus pajamas, ten kapstanu, pastovi Delfi rodys, labai svarbi nuomonė, kažko labai svarbi, bet vidinė gyvenimą pasanus ir krizinė. Ir be galo sunkus, be galo depresuoti, bet jeigu pasižiūrėti socialinius tinklus, Instagramus, tai ir be galo gražios nuotraukas, viskas nuostabu, kaip ir ten Paksa dukra, Inga Stumbrienė, ten Rodbin, prabang, tos visokius tuštybės, tos perktus daiktus ir nuveina daiktą iki kitą daiktą, kada daiktas
trumpalaikį džiaugsmą sukel, nusipirks kažkokį ten Dior rankinuką, ar ten dar kažkokius tūkstančius, ten dar kažko. Tam momentį ir tas džiaugsmas, ten 2-3 dienas praeina ir vėl turi pirkti, ir vėl turi pirkti. Ir tu žiūri, kad tu tam tuštybiniam gyvenime gyven, ir tu suvoki, kad tai žmonės turi labai daug problemų. Bet aišku, ne aš ten dedu patiktukus, tiesiog žiūriu. Ir dabar gaunu toks apkalbėtais. Bet jeigu žmonėm ir džiaugsmas, jeigu jie ir laimingi, viskas tvarko. Taip, jeigu jie ir laimingi, tegu jie ir gyventų savo laimės. Bet aš žinau, kad jie vidų demonstruojant ton laimę ir jie nėra laimingi. Aš, pavyzdžiui, jeigu aš pasakau, kad aš esu laimingas ir aš esu laimingas savo žmoną, aš esu laimingas santykius, aš gyvenu nuostabų gyvenimą. Ir aš iš tikrųjų niekur, pas mane po to nieks nesislėpia, pas mane nėra kažkokių užslėptų kažkokių išgyvenimų. Jeigu pas mane būna kažkokie konfliktai, aš šaunu į viešumą ir duodu netgi jum pasižiūrėti, ne, kai imkim pavyzdį su Kellertu, ne. Aišku, ačiū Dievui, baigęs ten, tas kelias dabar savo gyvenimą tvarkos, sakau, tvarkos. Bet ir jūs netgi galite pastebėti, ir aš to neslepiu. Ir aš neslipu, neapsimetu, aš galėčiau apsimesti, kad čia nieko nevykščiau, viskas ir tvarko, čia viskas ir nuostabu. Ne. Reziumė prieš keliant savo džiaugsmą ir laimę, nešant į viešumą, turit labai stipriai apgalvoti ir apsvarstyti, kokius galbūt pasiekmes. Taigi, šiam kartu būtų teik, noriu padėkoti visiems žiūrovom, tai, kad jie esat. Tai, kad ir žiūri, tai, kad ir dar nesuris prenumeravę, galite prenumeruoti mano kanalą. Tai, kad ir palaikot mano veiklą ir manot, kad mano veikla yra naudinga, tai be galo jums ačiū. O tai, kad ir dar nesat prisidėję prie mano veiklos ir galvojat prisidėti, to galite padaryti apačio po vaizdą įrašą arba komentarį ir visi įmanomi būdą. Taigi, šiam kartu visiems sakau ačiū ir iki kitų kartų. Ate.